pasilikdavo, daugiau iš jo nebeišeidavo, kokiu nors medžiu pavirsdavo. Seniai išėjus vaikai pradėjo kalbėti, ką reikėtų daryti. Auksiplaukis sako, aš einu parnešti tokio kankalėlio. Neik, draudė sesė. Kažin kas ten gali tau nutikti. Nekalbėk, einu ir gana, nieko nebijau. Tai nors neužtruk, greit sugrįžk, meldė seselė. Anksti rytą pakilęs išbėgo auksiplaukis ant kalno. Ten rado puikų daržą, didelį be krašto. Pasistiebęs nusidriskė į vieną kankalėlį ir neatsigręždamas, lyg kieno genamas bėgo nuo kalno namo, o parbėgęs prie medžio prikabino. Antrą rytą visas daržas skambėjo, miela buvo klausyti. Senoji ragana atėjus vėl saldžiai liežuvauja. Mano dukrytė, kaip dabar puikiai skamba darže, bet kad